Sveiki draugai. Štai įsigijau naujų žaisliukų. Čia tokį trumpą neišpakuosim nieką šiandieną, nėra laiko. Štai kam įdomu žiūrim. Iš tikrųjų, čia tas, kaip sakiau, svečių kambarys. Nėra vietos nekaip įlysti, nekaip praeiti. Nežinau, kaip jums čia matysis, kas ar nieko nesimatys. Tikiuosi, kad matysis. Štai, tai yra 3,80 m ilgio guminė valtis su aliuminiu dugnu. Kainavo jin 900 su centais. Ir dar prie valties dar vienas žaisliukas. Štai matome, taip. Tohatsu. Šitas variklis tai valčiai. Nu ką, tikiuosi artimiausią savaitgalį bandysim išlėkti. Išbandyti jį. Tada kažką ir nufilmuosiu gal, kaip viskas atrodo surinkta. Nes dabar kambaryje tikrai nėra vietos. Tai va. Kam patiko, keliam pirštus į viršų ir laukiam pratęsimo. Iki, mieli draugai. Sveiki draugai dar kartą. Štai išardėme iš šito kartono. Viduje yra dar viena dėžė. Bandykim pastatyti. Štai kaip viskas atrodo. Čia kam įdomu, jeigu įdomu, skaitom. Taip. Spaudžiam ant pauzės. Tikiuosi, jau matosi. Labai nepatogu man, nes čia ganėtinai didelė dėžė. Antra eilutė. Taip, štai kokia. Štai kaip atrodys mano kateris. Jo išmatavimai. Štai atsistoju prie jos. Lygiai su lyg pažastim. Nemenka dėžutė, taip. Dabar pažiūrėkime, kas jos viduje. Visada su manim mano neužmušamas peilis. Nežinau, tik kaip jums čia matysis, draugai. Ir kaip čia pasakyti, remontui rinkinys. Klijai.
Kam šitas nežinau, jeigu žinot, parašykit. Na ir lopai valčiai. Viduje yra instrukcija. Nei lietuvių, nei rusų kalbų, suprantu, nebus. Yra lietuviškai, kaip nekeista, draugai. Štai, remonto instrukcija. Tiek. Padedame į šalį. Na, čia visos valties instrukcija. Čia matom, kaip surinkti ją. Panašiai. Kaip susideda. Kaip irklai. Na ir visa kita. Ne, čia tokių dalykų nemanau, kad reikia. 23 barai pareina, 780 kg, tai 6 žmonės, 30 PS arklio galių galima motoras, priklauso kategorijai C. Na gerai, nebežiūrėkime čia. Kas čia pas mus yra toliau? Taip. Pati, nežinau, čia nepasimatė chebra. Žiūrėkit. Man iki galvos tašį nešioti valtį, valtis transportavimui. Labai gerai. Šitą traukime šalį. Na, daugiau suolai. Grindų tvirtinimai. Čia yra šitie. Štai matote, kur dedasi iš šonų, tvirtina grindų plokštės. Toliau. Vienas suolas. Na, jums čia nelabai matosi, čia savaitgalį gal važiuosiu prie jūros. Tai ne prie jūros, prie vandens kur nors. Viską surinksiu, tada jums parodysiu konkrečiau. Nes taip iš tiesų ir man pačiam nėra labai aišku. Irklai dvi poros. Ką čia turime dar? Dar vienas suolas, 2 suolai, turėtų būti pompa, bet dėje, aš jos kažkur nematau. Kažką dardu, jausiai bus pompa. Taip, tai yra pompa. Pakuosės jūs matote, bet tokia pompa, kol pripumpuoti. Dėja, neturiu aš jokio elektrinės, tai yra nuo automobilio, kad galėtum. Reikės įsigyti, bet šį savaitgalį bandysim pripumpuoti su šita.
nužiūrėsim, kas gausis, jeigu gausis. Jeigu leis orai, nes mes kaip netoli jūros, tai lyja, tai saulė šviečia. Dėžutė kažkas viduje. Tai draugai yra manometras, kuris dedasi ant pompos ir parodo, kiek atmosferų įpūtėm. Kiek ten sakiau, 2,3 baro atrodo. Ganėtinai jis saugiai pakuotas ir štai tokį polisterolio gabalą. Na, gerai padarytas. Tik surinkti. Štai taip. Kągi, mėly draugai, dabar aš neardysiu, iš tikrųjų aš jos netrauksiu, dabar bandysiu viską sukišti atgal. Ir savaitgalį, jeigu leis oras, nuvažiuosime prie vandens, bandysime surinkti, paplaukioti. Na ir ten nufilmuosiu konkrečiau, taip pat matote šalia jau mėtosi ir mano Tohatsu motorinis variklis. Štai neparodžiau šitų, gal kam įdomu. Štai žiūrim. Tai draugai, iki kitų susitikimų. Ne iki kitų, o iki savaitgalio, jeigu leis oras. Susitiksime prie vandens. Iki, draugai. Štai draugai, mano lajos. Vietos, tai čia dviese plaukiam, vietos tai labai daug. Ten žmona susiraičius miega. Štai atplaukiam į tokią vietą, atsigerti kavos. O, Junga mojuoja. Kapitonui kavą daro. O, kapitonui daro kavą. Kam įdomu, viskas aprašyta apie valtį, kiek žmonių, svoris ir taip pat visą kitą. Atsigersim kavos ir plauksim toliau. Kojos neplautos, jau 2 metai. Mano jaunesnysis Junga įsigandęs.
duobs bus į duobį pagavai. Neprisižaisk. Neprisižaisk.